pabudusi sąmonė. Patogiai įsitaisyk. Atsisėsk sukryžiuotomis kojomis, tiesia nugara, rankas padėjęs ant šlaunų. Įsiklausyk į savo kūną, jo siunčiamus signalus. Jei tau suskausta kelius ar apatinę nugaros dalį, suprask tai kaip raginimą pakeisti kūno laikyseną į patogesnę poziciją. Gali atsisėsti arčiau sienos, kad galėtum atsiremti ir išlaikyti pusiausvyrą. Arba medituoti sėdėdamas ant kėdės, tiesia nugara, pėdomis tvirtai remdamasis į grindis. Užsimerk, susitelk į kvėpavimą. Ramiai sekdamas savo natūralų kvėpavimo ritmą. Kad labiau suvoktum ritmą, keletą kartų skaičiuodamas iki 3 įkvėpk, o skaičiuodamas iki 4 iškvėpk. Kvėpavimas tolygus ir laisvas. Įkvėpiame tyrą energiją, besąlyginę, beribę, amžiną meilę. Iškvėpiame visą negatyvumą, liūdnas mintis, baimę, emocinius sluoksnius skiriančius mus nuo kūrėjo. Su kiekvienu tavo įkvėpimu meilės energijos šviesa auga ir stiprėja. Balta šviesa, nelyg veržli tyra gyvybės upė, sruvena tavo kūnu, harmoningai, užpildydama tavo žmogiškąją formą. Jos dėka valosi limfa, kraujas, vidaus organai. Atsistato ir naujai pradeda kvėpuoti visos ląstelės. Tu gali jausti ir matyti, kaip besisukanti spinduliuojanti energija apgaubia tave baltos šviesos sfera. Šiame gražiame, tviskančiame baltos šviesos burbule esi saugus. Esi palaikomas, esi meilėje
ir džiaugsme. Pamatyk, kaip stuburo srityje įsižiebia tavo energiniai centrai, 7 didžiosios čakros. Pirmoji violetinė šviesa aukščiausiame kaukolės taške įsižiebia karūnos čakra, per kurią dieviškoji sąmonė patenka į kūną. Leisk šiai šviesai keliauti žemyn į tavo 3 akies čakrą kaktos viduryje. Čia jis sutviska ryškia indigo šviesa, padedančia tau atpažinti tiesą, atsitraukti nuo situacijos, priimant stebėtojo poziciją. Šviesa ir vėl leidžiasi žemyn. Dabar jau į tavo kaklo duobutę, tavo gerklės čakrą. Graži, ryški mėlyna šviesa įsižiebia tavo gerklėje, atverdama ir palaikydama tavo gebėjimą reikšti savo autentiškumą, paversti mintis į materiją. Šviesa toliau juda žemyn, trumpam sustodama tavo krūtinės centre, tavo širdies čakroje, uždegdama nuostabią žalią meilės, atjautos ir atlaidumo šviesą. Čia meilė yra nepriklausoma nuo išorinio poveikio. Ji tvirta ir nuolatinė. Ji amžinoji būtis. Dabar šviesa pasiekia tavo saulės rezginio čakrą. Pamatyk, kaip jis sutviska šildančia ryškia geltona šviesa. Tai tavo vidinė saulė, tavo vidinė varomoji jėga, tavo ryšys su visa ko kūrėju. Iškvėpk praeitį, išgyvenimus, kuomet jauteisi įveiktas, negalintis išsakyti savo tiesos, būti savimi. Dabar įkvėpk tos baltos šviesos gyvybės energijos, kuri tavo saulės rezginį aktyvuoja aukso spalva, primenančia tau, jog turi visą jėgą reikalingą vidiniai transformacijai.
Su meile ir dėkingumu mes judame žemyn į seksualinę čakrą apatinėje pilvo dalyje. Pamatyk, kaip jį įsižiebia ryškia oranžinė spalva. Ji padeda tau jausti gyvenimo grožį, harmoniją, puoselėti brandžius santykius su aplinkiniais. Emocijų, pojūčių, malonumo ir kūrybingumo centras. Mes esame kūrėjai. Giliai įkvėpk baltos, dieviškos šviesos į šią čakrą, vis stipriau jausdamas emocinę pilnatvę, gyvenimo grožį, draugystę ir kviesdamas šias energijas į savąją būtį. Lėtai iškvėpk visą, kas tau daugiau nebetarnauja, ką esi sukaupęs patirtuose santykiuose, priklausomybės, kaltę, baimę, o gal užslopintas emocijas, trukdančias patirti gyvenimo malonumą. Ir vėliai įkvėpk meilės. Atsiverk kuriančiai energijai. Dabar balta šviesa pasiekia tavo pamatinę šaknies čakrą stuburkaulio apačioje. Tu gali matyti, kaip jį suliepsnoja ryškia raudona spalva. Per šią čakrą mes palaikome ryšį su mūsų motina žeme, mūsų šaknimis, šeima, protėviai žeme, kurią vadiname namais. Tai mūsų saugumo, pasitikėjimo savimi pamatas. Giliai įkvėpk, apšviesk šį energinį centrą tą baltą dievišką meilę šviesą. Mes visuomet esame apsaugoti. Mumis visuomet yra pasirūpinta. Visata tobulai veikia mūsų geroviai, pritraukdama kūrėjo energijos į mūsų kolektyvinės ir individualios sąmonės laukus.